varyčių atliekų išvežimo. Tai kodėl visos tos sąnaudos tenka klaipėdiečiams? Ir antras klausimas, tai dabar išvardinta administracinės sąnaudos, aš čia tuoj pasižiūrėsim, reiškia, pranešimų spausdinimas, reiškia, turėtojų registravimas, mokėtojų tarpininkų mokėjimas, minimali alga. Tai jūs įvardinkit, kiek klasė darbuotojų dirba už minimalią algą. Tai vienas dalykas, ar reikia šitą spausdinti pranešimų, jeigu tas žmogelis susimoka, pavyzdžiui, aš asmeniškai tik vasarą, kai baigia šildymo sezonas, galiu susimokėti už šiukšles. O čia tratintos pranešimus, kas mėnesį, kas yra tie tarpininkai, kiek Klaipėdai pristatė būtų daugiau, kad reikia juos vis registruoti registrų centre ir brangsta baisiai tos sąnaudos. O tiesiog elementarius dalykus, paaiškinkit, prašau. Gerai, pirmas klausimas, dėl didelių gabaritų aikštelių, tai nelabai suprantu, kam kitam gali būti tos sąnaudos uždėtos, jeigu tos aikštelės atsiranda Klaipėdos mieste ir mes jas turime pastatyti. Tokia yra valstybinio strateginio plano užduotis, tai nežinau, kam kitam mes galėtume užkrauti tos kaštus. Dabar dėl administravimo, kaip jūs sakote, nežinau, čia mano pristatymė tikrai nebuvo pasakyta, kad vietinės rinkliavos administravimo darbuotojai gauna minimalų atlyginimą. O pabrangimo tai taip, nes yra koeficientai nuo to. Dabar, jeigu jūs sakote dėl pranešimų siuntimo, tai kaip jūs suprantate, niekas rinkliavos nemokės, jeigu negaus pranešimo. Metinio vienkartinis išsiuntimas, nepameluosiu, yra beveik 100 000 pranešimų. Taip? Daugiau kaip 90 000 pranešimų išsiuntimas. 180 sako. 180 minint skaičius. Ne, aš 92 000, nemažai. Taip. Dabar dėl registrų pastovaus, registrų centro duomenų, kad reikia, tai jūs suprantate, kad viskas keičiasi, vienas žmogus parduoda butą, kitas nusiperka, kitas išsikrausia ir taip toliau, tai už dyką niekas neduoda. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad dėl registrų centro 2008 metais įvedant rinkliavą, skaičiuojant tik tai 8 litus, buvo galvojama, kad pavyks susitvarkyti su registrų centru dėl nemokamos paslaugos šitos vedimo. O dabar paslauga, už šitą paslaugą mes turime mokėti ir tikrai sudaro nemažą dalį. Ačiū labai. Arūnas Balčys, prašau.